Labadiena. Tai medžioklės ir toliau tęsiasi, bet kadangi yra tikrai labai sunki žiema, šalta, daug sniego, tai iš tikrųjų medžioklės šiek tiek yra pristojusios, bet mes nesustojom ir aš toliau judu. Šiandien atvykau pas savo bičiulį Gediminą. Aš jį labai senai pažįstu, labai daug metų. Jis mane daug supažino apie žvėrieną. Tai šiandien mes apsilankysim pas jį, pasikalbėsim šiek tiek. Jisai papasakos mums apie save, pagaminsime steikų. Nežinau pats iš tikrųjų, kas laukia, bet net neabejoju, kad bus labai smagu. Labadiena, aš galbūt paprašysiu prisistatyti iš pradžių. Aš esu Artūras Kibiša, VDU Žemės ūkio akademijos medžioklėtyros laboratorijos vadovas. Atvažiavom pas gerbiamą Gediminą su studentų grupė. Norim pasižiūrėti natūrai, ne vien tik tai iš knygų žinot, bet norim ir praktiškai pamatyti, pasižiūrėti, kaip auginama į vieną aptvarus elnių auginamus teritorijas nuvažiavome, va dabar pas poną Gediminą. Na ir atsidūrėm tokiam gražiai vietoj. Kuom užsiema įstaiga, kuris dirbat? Tai pirmiausia, tai studijos, magistrantai, kurie gali įgyti, specialybę. Na, turbūt anksčiau buvo madoje sakyti medžioklė žinovo, dabar mes jau ją vadinam laukinių gyvūnų populiacijos valdymo. Tai tokie žmonės, kurie tikrai arčiau gamtos ir nori susipažinti būtent kaip ta populiacija valdoma, kaip jinai turėtų būti apskaitoma, studijuoja keletą metų. Pagrindė, aišku, miškininkai po bakalauro studijų, bet yra ir, žinoma, ir kiti. Man labai įdomus yra tas, aš dar nežinau, kaip teisingai turėtų būti sakoma, ar selekcija ar atranka? Atranka medžioklė, taip? Selekcija bendras turėtų galbūt toks žodis, o atranka, labiau lietuviškas. O gerai, kas tai yra, aš kalbu daugiausiai apie medžioklę, tai sakysim apie medžioklį, kas tai yra atranka, jeigu paaiškinti taip paprastai žmonėms? Paprastai matoma, jeigu visą po truputėlį įsiaiškini morfometriją pirmiausia, kaip tas kūnas ir kokius centimetrus ir kiekviena dalis turi, tai gali tada pagal ją lyginti, dar nesumedžiotą aš kalbu, nesumedžiotą pamatyti, kas yra gerai, kas yra blogai. Tai aišku, mes ir medžioklės terminai būtent patinam nustatyti būtent tada, kada jie turi ragus, tai mes į tai ir žiūrime. Ir kokio ilgio, tai vien pradžiai, jeigu apie pirmuosius ragus šnekant, tai žiūrime į ausis, nes kokio ilgio ausis, žinom, jeigu apie elnę, taurą elnę šnekant, žinom, kad ausis yra 20-22 cm. Tai taip ir atrankinės medžioklės nuostatose prašyta, kad medžiojami tie elniai, kurio yra centimetrai ragų. Ilgis yra didesnis kaip 30, nemedžiojami tie, kurie yra daugiau kaip 30 cm. Jeigu aukščiau... Tai reiškia, aukščiau ausų nemedžiok, trumpiau medžiok. Taip, bet ir strininukas pasgaliau. Taip, tai tik tai ausis ten yra 5, ausis yra 10 cm, ausis yra 12 patys. Taškas, sakysim. Jeigu pirmiem ragam, o jeigu vyresniem, tada galim žiūrėti į kaklą. Žinom, kad kaklų ilgis yra panašiai nuo pabarzdės iki krūtinės yra 52 cm. Aha. Tai vėlgi paslenkęs maitinasi, tu matai kiek. Ir vėlgi galima pagal tą proporciją lyginti. O šiaip man klausimas, mes dabar kalbam tik tai apie raguočius, taip? Bet iš esmės apie kitus miške gyvenančius žvėris irgi yra vykdoma kažkokia irgi ta atranka. Būtų gerai, kad ir patelės galėtume, prieitume ir iki patelių būtų ypatingai gerai, bet čia turbūt jau svajonė. Bet tai pagal bendrą išvaizdą, tu matai, jeigu jinai ten kažkokį iškūdus arba ten nusenus, ten elgesi kažkaip ten ne taip, kaip visos kitos, jeigu banduoji, tai pagal tą bendrą išvaizdą irgi kažkiek tai gali matyti, kad jau ją reikėtų išimti iš populiacijos. Bet man dabar, koks yra to tikslas? Atrankos. Pirmas tikslas tai apskritai sureguliuoti, reiškia, gausą populiacijos, bet pradedam nuo to, kad atrankos. Kad pirmiausia, išmedžioti prasčiausius.
Nu, kad pradėt nuo prašiausių. Kad liktų geriausi, kurie sveikesnė populiacija. O kaip, pavyzdžiui, su šernais yra? Šernai irgi turi taisyklę savo. Čia jau sudėti. Ką reiškia taisyklės? Taisyklė pagrindinė turbūt pagal trofėjininkystę, žiūrėkim ką. Sakom, jeigu tas vadinamas šlicas arba tas nusidėvėjimas yra trumpesnis kaip 5 cm, jis jau kaip ir gauna minusą, apie patinų šnekant. Tai turbūt turėtume trofėjui auginti, nemedžioti, turbūt šerną į patiną iki 5 metų. Tai tada mes tikrai turėsim trofėją. Dabar dažniausiai mes sakom, oi, tai ten jisai dėl to 200 kg svėrė, tai bet iltis mažas. Tai mažas, bet pažiūrėkit, koks jo amžius. Tai jeigu jam ten 2 metai, gal jis gera mitybinė bazė, bet trofėjų ir nebus. Tai yra atranka, taip pat galima pagal tai žiūrėti, žinoma. Irgi reikalingos taisyklės, nes galiu pasakyti pagal vakarų Europos patirtį ir jų šernų populiaciją. Ten, kadangi kažkada tai prieš 10 mečius ar gal dar daugiau, išmedžiojo rimtus kuilius, trofėjinius pirmiausia, ir labai susmulkėjo visą populiaciją. Nes jeigu yra bandoje greta kažkur, tam areale, kur gyvena kažkokia bandelė rimtas kuilys, tai jisai visus tos jauniklius išvaiko, jaunuosius. Ir jisai poruojasi su subrendusiam patelėm, nes jauna patelė, antrametė, pavyzdžiui, jinai neatlaiko jo svorio. Ir jinai sėdasi. Ir tai yra gerai. Nes jeigu jinai pastoja, tai per anksti ir gimsta smulkus šerniukai. Ir, pavyzdžiui, Vokietijoje, Prancūzijoje, ten kuilys 80 kg. Oho, tai čia paršiukas. Bet pas juos taip atsitiko. Kuilių neliko ir visa populiacija nusmulkėjo visiškai. Ir jų jai praktiškai neįmanoma. Neįmanoma atstatyti. Gal, nežinau, kokių priemonių reiktų imtis, bet atsivežti kitą. Atsivežti, bet reikia kažkaip priauginti tų stambių. Bet čia visiems gyvūnam galioja. Taip, visiškai. Ir elniam, ir stumbram, visiems. Tai dėl to jaunos patelės to rimto patino neatlaiko svorio ir sėdasi. Ir nieko nesigauna. Taip ir turi būti gamtoje. Turi jinai subręsti. Tada jinai veda tikrai sveikus ir tokius. Tai jeigu patinas mažiukas, jinai atlaiko ir tada... Taip, jinai per jauna atsiveda, atitinkamai smulkus palikoniai ir prastėja populiacija. Tai už tai reikia saugoti tos kuilius iš tikrųjų, bet čia yra lengva pasakyti, ne taip lengva padaryti. Ja, tai ir daug ir straipsnių yra, kurios moksliniai straipsniai, kurie apie tai, kokie tyrimai įmanoma padaryti. Tai vėlgi, tokia paprasta išvada. Jeigu tik išmedžiojate geriausius, stambiausius, iš karto visą tai smulkėja, prastėja ir reikia laiko 3, 4, 5 metų atsistatymui. Tai taip ir turėtų būti. Tas trofėjinis arba labai rimtas, sulaukęs atitinkamo amžiaus individas. Turėtų būti išimama, bet ne visi, 1, 2, kiti paliekami, nes jeigu mes tuos geriausius išimėm, tai niekur pasakyti. Tai todėl čia kaip aš ir jau iki tol savo epizoduose mačiau, tai kad kiekvienas medžiotojų būrelis, jie visą laiką žino, kas pas juos vyksta, kaip jų miškas gyvena, kokie pas juos individai yra. Dėl to, atsitikimo pasakoju. Irgi vienam tokiam klube šitam krašte irgi pakvietė įvertinti jų sumedžiojimą, trofėjus ir sakau, stirninus, tai jūs puikiai medžiojat, turbūt kas 4 čia tik atnešat parodyti. Sakė, gerbiamasis, prašom mūsų neįžeidinėt. Mes tikrai žinom stirninus ir tikrai medžiojam tai, kaip priklauso. O su elniais nemokam, prašom pamokinti. Ir pamatysit, kad mes turbūt blogai sumedžiojam. Ir tikrai atnešė elnes, per jauną. Nemokam, o šitus jau išmokom, žinom. Tai kad žino ir tie, kurie rimtai medžioja, tikrai pritariu, taip. Tikrai jie būna gamtoje, ne kažkur tai savo plotos ir tikrai... Ir išmano. Taip. Tie ragai ten, kur auksiniai jau, sakysim, kaip yra tas kriterijus pats. Aš tikrai mačiau, aš irgi galiu pasakyti, gražių, visokių didelių ir ten po to būna tie vertinimai. Tai koks tas yra jau
ten kelintų metų, ar kaip jį... Tai pirmiausia turime medžioti, kada pasiekia trofėjinę tikslinė branda ir, aišku, tikslinė reiškia, amžiaus trofėjinė grupė. Tai elniai tikrai pasieks tą savo piką nuo 10 iki 15 metų. O mes medžiojam 7 ar 8. Kaip ir sakiau, tas ilgis vėlgi to rago priklauso. Čia žiūrėjom į ausį, žiūrėjom į kaklą, vėliau dar žiūrim jau į kūną, nuo priekinių kojų iki pasturgulio. Tai yra metras. Tai vėlgi, jeigu elnės atvertė galvą ir pasiekė pakasyti, jau 98 iki metro nedaugiau. Nuo priekinių kojų iki čia. Paskui dar svarbu pasidaro ir rago apimtis. Tai tas labai svarbu. Daug parametrų yra, bet jau kai jisai sumedžiotas, tai yra matavimo metodikos, yra protokolai, viskas ten yra surašyta labai smulkiai. Bet kaip atidomi šitą informaciją, kad ausis 20, kaklas 50. O čia metras. Nuo 98 iki metro. Nuo priekinių kojų iki paaudėgių. Ir tu realiai stebėdamas gali maždaug identifikuoti. Taip, gali kažką tai pamatyti. Na, aišku, ir kviečiu į laboratoriją, ten kiekvieną dar jau turim mokomoje medžiagą ir tada pamatysi tikrai, kas, kaip, dėl ko, bet va, tas ilgis labai svarbu, nes atrodytų, kad gal ir tų atšakų daugiau gali suskaičiuoti, bet ilgio ir nėra, jis jaunas. O ką sako Gediminas apimtis, tai aš vis juokaudamas sakau, kaip medžiotojai, žinai, sumedžioja ir sako, sumedžiojau tokį elnį ir laiko už rago. Tai sakau, jeigu va taip laikot, tai matau, kad apimtis didelė. O jeigu laiko taip, tai jau aišku, kad jisai per jaunas, jis Elniui reikia laiko. Taip. Kaip skaitosi, 12 metai yra jau, jeigu ką jis turi, tai jau geriausi. Tai jau paskui geresnė jau nebebus. Bet išlaukti 12 metų, žinai, irgi yra kantrybės reikia. Užauginti jo. Plius dar matai, vis tiek reikia vertinti ir bendrą vaizdą. Turi kaklo storį ir ten karčiai ir viskas. Ir matai, gali būti ragai taip auga, gali būti taip. Ir kai jis atsilenkia prie nugaros, žinai, tai kur skėtra didelė bus vienaip atrodys, o kur skėtra maža visai, tiesiog reikia apžiūrėti. Pakankamai apžiūrėti. Daug patirties. Daug pamatyti. Tai va, kaip ir sakau, kaip mūsų šitas klubas, tiek ten gauna, o ten pas Mindaugą Balčiūną žagariai, kai vien raguotų, ten 20-30 medžioja, tai va ten ir atsiranda patirtis, tai jie gali rimtą atranką daryti, o čia, ką tu padarysi? Aš tai atsimenu, kai, vaikas, ašgi prie Pavradės čia, kai gyvenau, tai belinkiek šernų, čia tiek buvo šernų, kad visur, dabar buvom joniški medžiokliai, kada čia kokį gal lapkritį, gerai pamenu, sėdėm bokštelį, 24 šernai, 2 elniai, stirnų tai iš vis ten, tai bendrai buvo tada arti 30, ne, buvo 20, buvo 20, buvo šernai ir dar 20 kitų gyvūnų. Ir užeinam už kampą, po to išeinėjome užeinam už kampą, ten elnių banda visa, dar apie 20 elnių. Tai jo, tuose kraštuose ten jie turtingi, ten ir žemės geros ir viskas tas. Tai vat, kuris ir kalbėtų apie tą žemės geras, mitybą, viskas. Jo. Tai taip, kategorijos yra, pagal kategorijas yra jo pelnius vėl grįžtant, tai va pagrindiniai elniai nuo kur prasidėjo, nuo šiaurės, nuo žagarės, nuo viršaus, arba nuo Nariškino greičiausiai iš Keptvaro, o iki to tai dar ir Latvija jau turėjo, tai galbūt ir iš Latvijos. O pas mus yra skirtingi, elniai pas mus yra vieni turbūt vienak, kaip žalšis, kaip veislės, sakysim, ar ne? Taurusis elnias, bet jisai skiriasi, Anglijoje ir šiaip bendra tendencija yra visų, bent Eurazijoje, kuo toliau į rytus ir kuo toliau į šiaurę žvėris stambėja. Ta pati rūšis, sakykime, elniai, kokiai paimti ten Prancūzijoje, ar Anglijoje, Britų, to mažesni. Jo, ten lengvesnės sąlygos išgyventi, jie labiau išgyvena, o čia reikia išgyventi, reikia masę turėti, reikia, sveikatingesnis ir kaip ir briedžiai, pavyzdžiui, paimk europinių briedį ir tolimųjų rytų, tai dvigubai skiriasi viskas. O Lietuvoje mes turim nuo 18 metų, tai va žagarė, po to iš Kaliningrado, Karaliaučiaus srities atplaukė į Jurbarką vieni, paskiau iš Lenkijos kiti. Ir paskiau iš Voronežo yra atvežti į centrinę Lietuvos dalį, bet į Voronežą jie atsidūrė, taip pat iš Vokietijos.
buvo atvežti ir tenai ir kažkada jau pas mus kalba. Tokių ratų. Mes dabar esam pas Gediminą, čia yra brandykla ir didelis šaldytuvas, ten už manęs stirniukas ar mufonas kabo, o čia yra jautis, tai kadangi pas jį yra svečių, tai aš sakiau šiek tiek pamokinsiu, kaip išsipjauti, kaip susipjaustyti ir kaip išsikepti ir pasigaminti steiką. Tai kol kas visai neblogai sekasi, kadangi pats nepjaustu, viską už mane daro. Kaip ir Ir šiaip labai dažnai, aš bent jau sulaukiu klausimo, kaip atskirti jauti, telyčią, jautis ar nejautis, panašiai, tai visą laiką, aš šiaip labai mėgstu telyčias, nežinau, man labiau skonis turbūt geresnis, bet telyčias ir riebalas, jisai baltas yra toks, jis absoliučiai kitoks. Reikia paaiškinti vienam, kas yra telyčia ir kas yra karvė. Ir kas yra jautis. Gerai, aš galvojau, kad jau žino, tai aš taip drąsiai. Kada karjerą. Bet sakė, žino, aš manau, kad žino. Telyčia yra dar kaip nesiveršiavusi karvė, taip turbūt ją pavadinsim. Nelesta, dar nelesta. Tai, karvė tai yra karvė, bet karvės irgi, jos yra labai skirtingos. Pavyzdžiui, labai Ispanija labai vertina 7 metai ir plus karvės. Ir jos labai daug riebalo turi. Tas riebalas toks kaip sviestas, jis labai gerai išsilaikė. O kaip atpažinti seną, vyresnį, sakysim, tai žiūrėti sąnarius. Sąnarys išduoda amžių dažniausiai. Arba šonkaulių, prie šonkaulių, kur daug yra kremzlių. Kremzlės išduoda. Jeigu labai geltonas, tai reiškia senas. Ir pavyzdžiui, yra tas bendras apibūdinimas mėsinis galvijas. Tai mėsinis galvijas yra tas bendrinis apibūdinimas, bet jie išskirstosi, kaip ir sakiau, telyčia, karvė ir jautis. Tai jautis, ypač tas mėsinis, tai jie dažniausiai būna tie, kurie ten troškiniam arba dar kažkam, bet daugiau nelabai jie kažkam tinkami. Skonį mėsos? Jo, ta prasme, kokia visą tą skonį? Žinot, čia labai toksai yra, kam kas patinka, čia tu negali, bet tas valgymas iš esmės mėsos kokybė, jai reikia laiko, jaučiai. Tai ten daug kas, kaip sako, kodėl ten jautis tiek kainuoja ir dar kažką, tai aš galiu labai prastai pasakyti, jų užauginti reikia minimum 18 mėnesių, jį paskersti reikia ir atvėsinti jo mėsą per parą iki 4 laipsnių, kad tu galėtum brandinti. Ir tik tai po to, dar palaikius 3 savaitės šaldytuve tinkamom sąlygom, tu jau jį turi išpjaustyti irgi gerai, kad jisai būtų geras ir skanus ir valgomas. Čia yra labai daug ir blogai išpjaustysi, jis bus nevalgomas. Ir jeigu po to blogai iškepsi ir po kepimo blogai supjaustysi, jis irgi bus nevalgomas, nes reikia viską skaidulos. Čia šiaip sudėtingos sąlygos kepimo yra, nes labai daug šalčio aplinkui. Ta pačia, kiek pašils, to reiks apversti ir vėl šals kita pačia. Tai toks, bet kažką padarysime. Sviestas, česnakas. Mes reikia, kad pasiilsėtų mėsa, bet reikia, kad neatvėstų, kada ilsisi, nes yra labai šalta. Tai sudedi šičia ir dabar visos sultys jos subėga toliau ant bulvių ir tas skonis išlieka. Aš neprarandu jokio riebalingumo nieko.
personažą, panašus į mane, ne, irgi su barzda ir plaukų daug. Tai iš tikrųjų labai įdomus pokalbis, įdomi ekskursija, pasivaikščiojom po gamtą, pamatėm daug įvairių gražių gyvūnų ir nustebinau žmonės, parodydamas, kad mėsos nereikia perkepinę. Tai nežinau, laukiu toliau, jau pradėjo šilt ir tikiuosi greitų metų vėl išeiti į mišką. Tai iki greito.